Labadiena visiems, ačiū, kad žiūrite ir klausotės. Šiandien tinklaladė tiem, kam per 50, nes kalbėsime apie Lietuvos kariuomenės karo komendantų pajėgumą. Ir su mumis yra Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos vadas, pulkininkas Danas Mockūnas. Sveiki, vadė. Labadiena. Gerai, vadė, man 63, esu pilnapadis, turiu 2 anūkus, atidavęs visas paskolas, biškį pritingiu, žvejoju, aš galiu būti karo komendantu. Komendantūrinio vieneto, sakysim, kariu. Nu, kaip 63 metų jūs pakankamai gerai atrodot. Dėkoju. Tokiem žmonėm yra 2 pasirinkimai ir abu jie yra teisingi. Su jais viskas tvarkoja. Pirmas pasirinkimas yra klausytis radio, antras klausytis širdies. Klausytis radio tai reiškia daryti tai, kas yra sakoma, tai, ką nustato mūsų valstybės vadovybė tuometinė. Tai šitą ir paprasčiausiai tęs savo darbą. Jeigu sakys evakuotis, vadinasi evakuotis. Jeigu sakys, kad jūsų laikas... Grėsmės atveju, taip? Jo, grėsmės atveju. Jeigu jums pasakys, vadinasi radijas, kad reikia tokių metų, ar ten jums asmeniškai ateis pakvietimas, radijas čia simbolis, ateis pakvietimas, vadinasi, į mobilizaciją, mobilizuotis, vadinasi, reikia pristatyti šaukimo punktą, vadinasi, ir busit priklausomai nuo jūsų amžiaus, nuo jūsų specialybės, nuo jūsų sveikatos, karinės patirties, busit paskirtas į kažkokį karinį dalinį. Arba, kaip sakiau, tęsit savo darbą, kas irgi reikia ir duonos, reikia ir šiukšlės išvesti, ir šilumos reikia, vadinasi, ir visų kitų dalykų. Galų gale ekonomika neturėtų sustoti, nes šovinius irgi reikia už kažką tai pirkti. Tai čia apie radiją, vadinasi, klausytis radijo. Antras dalykas yra klausyti širdies. Jeigu jūs iš tikrųjų manot, kad ne jums yra, kai šalis pavojų, ne jums yra sėdėti ir ten dirbti ir taip toliau, kas nėra blogai, tai jūs galite pristatyti į artimiausią šaukimo punktą prie komendantūros ir vėlgi pagal jūsų sveikatą, pagal jūsų karinę patirtį, pagal civilinę specialybę, kuri turi vienokį ar kitokį poreikį kariuomeniai, būsite kažkur tai paskirtas ir prisidėsit tiesiogiai prie šalies gynybos. Ok, tai karo komendantūros, kas čia per pajėgumas, kas čia per karinis vienetas, kas per tarnybos būdas ir kas per specifiką, lyginant, nežinau, su PKT, NPPKT, KASPų, pėstininkais, kas čia per daiktas? Karo komendantūros įsivaizduojamas dvejopai. Jeigu imt, sakykim, savivaldybės administraciją, ar ne, savivaldybės atstovus, politikus ir panašiai, dažniausiai komendantūra įsivaizduojama kaip kažkoks tai institucija dirbanti su savivaldybė, su savivalda ir panašiai. Plačiosios masės piliečiai dažniausiai komendantūras sieja su būtent tuo šiuo metu vadinasi labai populiariu piliečių užsirašymų į komendantinius vienetus. Tai komendantūra yra ir tas, ir tas. Pirmiausia, tai komendantūra nėra komendantinis vienetas, antras komendantūra nėra tik tas štabelis, kuri dirba. Tai yra bendrai viskas. Tai yra ir štabas, ir komendantinis vienetas ir panašiai. Komendantūros funkcijos yra pagrindinės 4, kaip mes taip įvardinam, kad 4. Pirma, tai yra civilių kariškių bendradarbiavimas, tai yra sąveika su savivaldybė. Nes komendantas yra net karo padėties įstatymė nustatyta, kad kariuomenės vadas skiria komendantą į tam tikrą savivaldybę. Priskiria savivaldybę. Taip. Tai yra surištas teritoriškai su savivaldybė. Tai bendradarbiavimas su civiliais. Užtikrinant kariuomenės poreikius iš civilių, ar ne, jeigu reikia civilių paramos, ir atvirkščiai, užtikrinant civilių poreikis, įskaitant, įmantis lyderystės, jeigu reikia, tam, kad užtikrint būtinuosius gyventojų poreikius. Jeigu savivaldybė dėl kažkokių priežasčių negalėtų to dalyko atvykti. Pavyzdžiui, kažkokia bomba pataikė, savivaldybės vadovybės neliko. Vandentikis, kanalizacija, šiukšlės, visas tas. Aišku, tai būtų laikinai, kol būtų paskirta nauja civilinė administracija, bet tai yra irgi komendanto viena iš pareigų. Tai pirma, tai cimikas, sakykime, civilinis karinis bendradarbiavimas. Antra, sakykime, arba 2 šalia vadinasi. Tai antra užduotis yra mobilizacija, bet mes skaidome 2, tai pirma karo prievolė. Nes ir mūsų karo komendantūrų valdyba pagrindas yra padarytas ant karo prievolės komplektavimo tarnybos. Taip, dar visai neseniai. Jo, nuo kovo 1 mes dar tik 3 mėnesiai jau visi rezultato, lyg tai mes būtume 30 metų, nes nori. Bet, stengiamės.
Tai va, tai piliečių mobilizacija. Tiek jų apskaita, šaukimas į privalomą tarnybą, tiek mobilizacija karo atveju. Kita užduotis yra mobilizacija, ta tokia platesnė prasme, nes tai turto, paslaugų mobilizacija, jeigu reikia rekvizicija. Čia irgi maišo, kas yra sakykime, ta rekvizicija, visi galvoja, kad ateis atims traktorių. O galima dar trumpai apsistoti, kas ta rekvizicija? Rekvizicija tai yra paprastai paimamas tas turtas, kuris negrąžinamas. Tai gali būti, pavyzdžiui, reikia kelių tonų ten smėlio, ar ne, kažkokia ten, arba ten kažkokių akmenų, nežinau, medienos, kelių kubų medienos tam, kad ten sutvirtinti apkasus. Tai yra rekvizicija. Jau paimam, mes negrąžinam, bet už tai kompensuojama. Yra laikinas paėmimas. Jeigu jūs, pavyzdžiui, esate didelės transporto įmonės vadovas ir jūs turite, tarkim, 100 sunkvežimių ir kariuomenė prireikė ten 5 sunkvežimių ar ten 10, tarkim, tai tada yra laikinas paėmimas. Ir vėlgi už tai yra atlyginama ir sudaromas aktas, vadinasi, jeigu ta transporto priemonė yra kažkaip tai apgadinama ar panašiai, arba prarandama, už ją kompensuojama. Tai maišo šitą laikiną paėmimą su rekvizicija. Bet už viską yra atlyginama, yra tam teisės aktai, vadinasi, jos galima paskaityti. Yra mobilizacijos įgyvendinimo, vyriausybės nutarimas dėl mobilizacijos priimančios šalies paramos įstatymo įgyvendinimo, yra vyriausybės nutarimas dėl karo padėties įgyvendinimo įstatymo. Ten yra labai aprašyta, nes įmonių vadovai galėtų pasiskaityti. O įdomu su kainom, nes pavyzdžiui, įdomu, jeigu aš turiu fūrą, ar aš gausiu kainą kaip autopliusą, kad norėčiau, ar kažkokia standartizuota? Ten klausimas įdomu, ten aprašyta tam teisės akte? Ten yra, aš dabar dėl kainų nesigilinu. Šiaip mobilizacija vykdo ne kariuomenė. Mobilizacija vykdo savivaldybės administracijos direktorius pagal įstatymą. Kariuomenė tik tais išreiškia savo poreikius ir kariuomenė perima tą turtą. Tai karo komendantūros reikalas yra tarpininkauti tarp karinio dalinio, kuris gaus tą turtą, sakykime, ir savivaldybės, tam, kad užtikrint, sakykime, dokumentų, kad tikslumą, ar ne, kad padėti daliniui, nes tą turtą gauti laiku, jeigu reikia ten transportuoti kažkur tai ir panašiai. Čia įdomus dar momentas su vidiniai komunikacijai. Tai gaunasi, kad karinių vienetų teisingai, pavyzdžiui, sausumos pajėgų S5, G9 tiesiogiai į savivaldybės nebeturės varinėti teisingai, taip gaunasi? Ne, įvairiai, vadinasi. Pagal įstatymą, jeigu taip visai pagal raidę, vadinasi, figuruoja du veikėjai. Tai netgi 3 veikėjai. Yra savininkas, yra administracijos direktorius arba jo paskirtas žmogus ir yra kariuomenės atstovas, kuris naudotojas, kuris perima tą turtą. Taip. Kariuomenės atžvilgių, kas tą turtą tuo metu paims, įsivaizduokit, kad jeigu dragūnų batalionas važiuoja, ten iškilo grėsmė, važiuoja kast apkasų kur nors prie Baltarusijos sienos, o kur nors Klaipėdoje ar Šilutėje jisai turi paimti, jis gauna 3 ten mobilizuojamos transporto priemonės. Tai jiem ten pirmin atgal važinėti galbūt neracionalu, ar ne? Tai jisai kreipiasi į komendantūrą, nusiunčia reikiamus dokumentus užpildytus, komendantūra sutikrina, kad jie būtų tvarkingai užpildyti, pateikia administracijos direktorių, perima tas transporto priemonės ir pasirūpina tų transporto priemonių nutransportavimu į ten, kur batalionas yra. Gali būti, kad batalionas pats atvažiuos pasimti, tik patarpininkos karo komendantas, bet ta pagalba kariniams vienetams, vadinasi, su perim turtą iš civilių. Tai toks. Okay. Tai reiškia 4, čia dar 4 funkcija, aš galvoju, ne? Trečia. Paskutinė? Dar yra paslaugos, vadinasi, tai mes galim irgi prašyti paslaugų civilių, vadinasi, irgi per mobilizacinę sistemą. Paslaugos, yra būtinieji darbai ir taip toliau. Tai su savivaldybėm derint, vadinasi, pavyzdžiui, jeigu reikia kažkokią ten antrą, trečio ešalono, sakykim, apkasų liniją, ar ne, kažkokią iškasti tvirtinimo ir taip toliau, tai kreipiamės mums duoda, sakykim, užduotį, rodo, kur reikia. O rankomis, aš galvoju, čia. Tai nežinau, čia įvairiai, kaip rankomis iš dalies. Ir Ukrainai aktyvuojam saugusių mokymo centrą.
kasa turbūt traktorius, bet paskui sutvirtinimai visi ir taip toliau. Tai ten traktorius to nepadarys. Yra statybos darbų. Tai visi perdangos ir sutvirtinimai apkasų. Aš kaip pavyzdį sakau. Tai gali būti įvairūs, vadinasi, tie darbai, vadinasi, gali būti užtvarų kažkokiu tai statymas ant tam tikrų kelių, kad nepraeitų priešas. Arba atstatymo kažkokie darbai, jeigu reikia, tiltas kažkoks sugriautas ar panašiai, vadinasi. Tai gali būti, kaip jūs sakote, mobilizuojami paprasčiausiai piliečiai su kastuvais ten ir kirviais, o gali būti mobilizuojama įmonės, kurios turi tam tikrą specializuotą techniką tam, kad kažką tai padarytų. Tai trečia užduotis. Na ir ketvirta mūsų užduotis, tokia, kuri labiausiai populiariausia, ne, šiuo metu, tai yra, sakykim, viešasis saugumas. Aplamai, mūsų Lietuva, sakykim, turi unikalią ministeriją, kuris nėra niekur pasaulyje. Tai krašto apsaugos ministerija. Visur yra gynybos ministerija. O mes turim krašto apsaugos ministeriją. Aišku, angliškai mes Ministry of Defense vadinam, bet lietuviškai krašto apsaugos ministerija. Čia toks istorinis, sakykim, pavadinimas. Tai vat, krašto apsauga labiausiai tinka komendantūrai. Būtent krašto, ne visos valstybės, taip. Bet, sakykim, surišta su tam tikra savivaldybė, ar ne, su kažkokia tai apibrėžta, tokia siauresnė teritorija, vat krašto ir apsauga, vadinasi. Gal ne tiek gynyba, sakykim, kiek apsauga. Tai vat yra ta mūsų užduotis, tai užtikrint tiek viešai saugumą, tiek kritinių, sakykim, objektų saugumą, kritinių tiek savivaldybei, tiek kariuomeniai toje savivaldybėje. Tai toks sakykim, apsaugos. Mūsų tas gynybinis pajėgumas būtų minimalus, kadangi ir ginkluoti lengva, ir tas parengtumas. Objektą apginti nuo įsilaužimo, ta prasme. Jo, tai objektą apginti taip, vadinasi. Ir jeigu reikia, sakau, mes ten galim reaguoti, vadinasi, jeigu kažkokia ten diversinė grupė, kažkokia desantą išlaipina, ne, kaip diversinė grupė, ar šiaip pastebėta kažkokie ten diversantai. Tai be abejo mes reaguosim, vadinasi, bus kažkoks tai greito reagavimo padalinukas, kuris jeigu nepajėgs ir sunaikinti, pavyzdžiui, priešas galbūt stipresnis ar dar kažką, tai jis ten įsitvirtino kažkokias ten pastatuose, objektuose. Tai bent jau sukausit priešą, neleisti jam veikti laisvai, tol kol neatvyks ar ten specpajėgos, ar savanoriai, ar kažkoks tai iš reguliarių vienetų dalinys ir nesunaikins to. Bet pagrindinė užduotis yra užtikrinti ir komendantinės valandos įgyvendinimą, jeigu reikalinga, jeigu komendantas įveda tokią valandą. Ir šiaip užtikrinti viešą tvarką, nes paprastai prasidėjus, sakykim, karo veiksmams ar netgi krizei kylant, žmonės pradeda evakuotis, lieka tušti namai, prasideda maroderiavimas, policijos irgi viskam neužtenka, tai kartu bendradarbiaujant su policija, su kitom teisėsaugos struktūrom, su galbūt netgi pasitelkiant tam tikrus savanorius. Turiu galvoje ne Kaspą, bet iš vietinius gyventojų, kurie ten informuos ar dar kažką, ir mūsų komendantiniai kariai turėtų užtikrinti viešą tvarką. Okay, kadangi žmonės vis tiek visi yra sukoncentruoti į save asmeniškai, klausytojai irgi ypatingai, jeigu mus klauso tie, kam per 50, tai dabar gerai. Žmogus nori ateiti į šitą komendantinį vienetą. Ko mes jo ten mokom? Jūs sakėte, pirmą yra 10 dienų mokslai, po to jau arties 14 dienų mokslai per metus. Ką jis čia gaus? Ir ką turės daryti? Jis turės daryti tą ketvirtą funkciją, teisingai, bet ko mokysis? Iš vis kaip tas atėjimas atrodo? Jo, atėjimas atrodo gan paprastai, bet kartais sukelia kai kuriems sukelia tam tikrų problemų. Atėjimas yra paprastas, pirmiausia reikia susisiekti su artimiausio karo prievolės ir komplektavimo skyrių. VV Karys LT. Jo, Karys LT vadinasi. Ten bus adresai ir visa kita. Susisiekus su mūsų karo komplektavimo skyrių, jūs busit supažindintas, kas maždaug jūsų laukia. Jums bus pasiūlyta pasirašyti sutikimą būti pašauktam į kito rezervo mokymus. Nes įstatymiškai, sakykim, šiuo metu, nes jie turi statusą kito rezervo karių. Tai čia taip kaip būtų toks PKT, NPPKT, SNKT, tai čia dar vienas yra kitas rezervas. Yra aktyvusis rezervas, yra parengtasis rezervas, yra kitas rezervas, į kurį įeina praktiškai parengtasis ir neparengtasis rezervas ir jie gali būti pašaukti iki 14 dienų per metus. Tai pagal įstatymą. Bet
reikia pasirašyti sutartį, kad tu nori, nes jeigu nenori, nėra tikslo šaukti, nes mes turim, kaip sakant, ribotus resursus ir geriau šaukti tą žmogų, kuris iš tikrųjų nori, tą dalyką daryti. Pasirašius tą sutartį, žmogus gauna, anksčiau reikėdavo praeiti medicinę komisiją mūsų karinėse, taip vadinamėse pakomėse. Ta visa pilna kmeka? Medicinos taip. Aha. Dabar to dalyko nebereikia. Dabar žmogus gauna taip vadinamą formą E049, tai yra leidimo ginklui sveikatos pažyma. Jisai yra berods 20 tokių vietų, kur jį patikrins nemokamai, nemokamai, tai prasme žmogui nemokamai, už tai sumoka Krašto apsaugos ministerija, mūsų medicinos tarnyba. Jis patikrina, jeigu jis praeina tą medicininę pažymą gauna, pristato tą pažymą, pagal tą pažymą mūsų medikai dar peržiūri, todėl kad ta patikra ginklui, žmogus gali ten neturėti vienos akies, vienos rankos ir vienos kojos, ir jisai vis tiek gali gauti tą pažymą, gali gauti ginklui, jis turi teisę, ta prasme, jeigu jis sveikas tenai, žodžiu, kita akis veikia, vadinasi, ir kita ranka vadinasi, bet komendantūrai, turbūt, ne visada vadinasi, arba jeigu žmogus turi kažkokių širdies problemų ar panašiai vadinasi, tai jis galbūt tinkamas, bet mūsų medikai patikrina nuotoliniu būdu, patikrina pagal sveikatos įrašus, duomenis patikrina, jeigu viskas tvarkoj, jis gauna, kaip sakant, tą sveikatos tinkamumo pažymą ir tada su juo derinamas jau laikas, kada jisai norėtų į bazinius kursus. Pirmą 10 dienų. Pirmą 10 dienų. Baziniai kursai yra nepertraukiami 10 dienų. 10 dienų, nes jau reikia tada kažkaip tai suderinti su darbdaviu, suderinti su šeima, nes pasakyti, kad važiuoja į komandiruotę, o... Tai kaip jie atrodo tada gali? Žmonai pasakė, kad pas meilužę, o iš tikrųjų važiuoja į kursus. Tai dabar tie kursai vienas. Tai noriu pabrėžti, kad kursų metu tie žmonės tampa kariais. Tikrai to žodžio prasme, pagal statusą jie yra kariai ir aš visada sakau, visada kalbuosi praktiškai su kiekvienu kursu susitinku ir visada sakau, kad jūs, jeigu netarnavot anksčiau kariuomeniai, tai gali drąsiai sakyti, kad jūs po šito kurso jūs galite sakyti drąsiai, kad aš tarnavau kariuomeniai. Nesvarbu, kad 10 dienų, bet aš tarnavau kariuomeniai, buvau karys. Tai per tos 10 dienų išmokama labai, sakim taip, galbūt bazinių tokių dalykų, be abejo, supažinimas su ginklu, atšaudoma, mokama kaip reaguoti į priešo ugnį, tam tik topografijos, sakykime, kiti tokie baziniai dalykai, nemažas dėmesys skiriamas karo medicinai, kadangi tai yra toks labai svarbus dalykas. Ir, sakykime, pagrindas to kurso tai yra taktikos elementai. Taktikos elementai pagrindiniai skiriami tokiem dalykam kaip apieška, žmonių sulaikymas, apieška, konvojavimas, transporto priemonių patikrinimas, žmonių patikrinimas, objektų apsauga ir panašiai. Ok, sakysime, ne tiek mokysis imti prieš apkasą, nereiškėsi skyriaus sudėtyje, bet darys tau užnugarę, sakykime, taip, gal ne tas žodis, bet veikla reiškėsi. Tai aš kodėl ir sakiau, kad mūsų ministerija unikali, vadinasi, ir pavadinimas unikalus, ar ne? Tai būtent mes daugiau, sakykime, apsaugai skirti. Krašto apsaugai. Dėl to, kad gynybai, sakykime, mūsų parengimas galbūt netinkamas. Be abejo, jeigu būtų tikri kariniai veiksmai prasidėtų, ar ne, tai turbūt, kad ruoštumėmės ir tam, tarpe tarp objektų ten apsaugos ar patruliavimo ir panašiai, tai be abejo, būtų ruošiamas ir galbūt kovai ir su rimtesnėm pajėgom, ir su šarvuota technika ir taip toliau. Bet šiuo metu, kadangi turim ribotus resursus ir ribotą laiką, tai mes koncentruojamės į pagrindinę savo užduotis ir į apsaugą, būtent apsaugą. O tie 14 dienų per metus, sakysime, ne po to papildomai, tai aš pasibaigiu savo 10 dienų kursus ir kitais metais aš galiu vėl būti pašauktas 14 dienų teisingai, ar tais pačiais metais dar 4 dienas ir tada... Galima ir tais pačiais, teoriškai galima ir tais pačiais, nes viskas remiasi į mūsų resursus. Kadangi mes egzistuojam jau gan senai, nes
Mėnesį. Su trupučiais. Jo, viskas turėjo būti padaryta. Jo, viskas turėjo būti padaryta, bet... Vakar. Jo, vakar turėjo būti, prieš metus turėjo būti padaryta. Ar ne, bet kadangi resursai mūsų riboti ir šiuo metu mes turėtumėm iš tikrųjų rengtis patys tuos žmonės, bet kadangi mes neturim resursų, tai savanoriai, ačiū jiems tikrai, savanoriai, čia Kaspas dabar. Jo, Kaspas vadinasi, ir medikai, ir šita karo policija mums labai daug padeda. Nelabai daug, jie praktiškai ir vykdo tą rengimą, tai tikrai nuoširdus. Ačiū jiems. Tai va. O kas liečia tas 14 dienų, taip. Po bazinio kurso, pavyzdžiui, šiais metais Šiaulių regione mes šauksim irgi po bazinio kurso baigusius, kadangi mes dar turim 4 dienas, tai baigusius karius iš rezervo pašauksim ir jie sudalyvaus mokymuose, išbandys praktiškai savo žinias, kažką tai saugos, kažkur tai patruliuos. Okay. Tai... Bet savo nuosavose pratybos ar, pavyzdžiui, prie kokio Aerolfo rudeninio? Ne, tai bus Perkūno griausmo pratybų dalis, konkrečiai Perkūno bastionas. Kadangi, žinot, Perkūno griausmas susideda iš, tai pratybos, kurios susideda iš dar daugelio sudedamųjų. Tai tuo metu mes iš viso, kaip karo komendantūra, 3 pratybose vienu metu, vadinasi. Ir Vyčios Kliautas, vadinasi, ir Sąveika, vadinasi, ir okay. Nesąveik pasitikėjimas, vadinasi, ir Perkūno bastionas. Aš pamiršau dar svarbų dalyką, kad nepamiršiu, galvoju, kaip su pinigais, pavyzdžiui, aš esu UAB Ragas, koks nors ten finansininkas, gaunu savo tenais 2000 per mėnesį ir dabar ateinu 10 dienų. Kas man ką ir kaip sumokės, ką žin? Jūs gausit, jeigu jūs pristatot pažymą, gausit atlyginimą, vidutinį atlyginimą, tokį, kokį jūs gaunu savo darboje. Bet jeigu vokelį, pavyzdžiui, pusę gaunu, tai tada... Tik tą oficialų. Tada vokelį, kas davė vokelį, tas antrą pusę vokelių tegu ir duoda, bet gausit oficialiai. Tačiau, jeigu jūs, pavyzdžiui, esat bedarbis, arba jūs ten uždirbat minimumą, tai jūs gausit kaip eilinis profesinės karo tarnybos karys už tas 10 dienų. Tiek, kiek gauna profesinės karo tarnybos karys per 10 dienų, tai vat, tiek jūs ir gausite. Kaip eilinis karys. Tai, tarsi, kas daugiau? Jeigu jūs daugiau uždirbat, jūs gaunat tą vidutinį savo atlyginimą. Jeigu jūs mažiau uždirbat negu eilinis profesinės karo tarnybos karys, jūs gausit profesinės karo tarnybos atlyginimą. Okay. Dabar čia gerą visai užvedėm, aš galvoju topiką, galim biškai pavystyti. Vat pliusai, visi aprūpinimas ir visa kita. Pavyzdžiui, kokį karinį laipsnį turi komendantinio vieneto karys atėjęs iš... Jaunesnis eilinis, jeigu jisai netarnavęs anksčiau. Okay. Nes pas mus yra kažkur tai apie 12-13 procentų yra tarnavusių. Tai yra parengto rezervo, kur mes iš aktyvio rezervo neįmam. Parengtasis tai kur po 90 metų tarnavo, kokiais 91 pavyzdžiui, neteisingais. Pagal dabartinę tvarką yra tas, kuris tarnavo ne anksčiau kaip 15 metų. Ne anksčiau 15 metų atgal. Taip. Praėjus 15 metų iš aktyvio rezervo karys perina į parengto rezervo kategoriją ir jisai jau gali irgi pretenduoti į karo komendantūros kario statusą. Iki tol, vadinasi, jis yra aktyviojo rezervo karys ir karo metu jis greičiausiai bus šaukiamas į vieną, arba į tą dalinį, kuriam tarnavo, arba, kaip pavyzdys, šiuo metu į Aukštaitijos brigadą. Aukštaitija artimiausiu metu taps irgi reguliaria brigada, bet kol kas, vadinasi, yra formuojama irgi rezervo pagrindu. Tai Okay. Dabar dar vienas, man iškart toksai planas chuliganas susimėsgė galvoje, reiškia, taip, man 20 metų, nenoriu 9 mėnesių ant PPKT, tingiu ilgai ir taip toliau, yra komendantūrų mokymai, 10 dienų per metus. Sounds like a plan. Padaroma ar ne, kažin? Gal čia spraga įstatymo, kurią galim skubiai anonsuoti visiems? Ne, mes tokių net nepriimam. Ir aplamai, vienas, toks žmogus, šaukiam amžiaus, jisai nebūtų, netgi jeigu jis ir būtų kažkokio tai būdu pašauktas, jo tai neatleidžia nuo buvimo sąrašuose iki 26 metų amžiaus. Ir pašaukimo jo į karą tarnybą. Mojuoti 10 dienų mokymais. Jo, ne, tai ne. Karinis parengtumas aplamai užskaitamas komendantinių vienetų kariams, aplamai kito rezervo kariams, sakykim taip. Jeigu jis 10 metų
ištarnauja, ar 9 metus dabar, bijau suklysti, ištarnauja būtent kaip kito rezervo karys ir šaukiamas į mokymus po tos 14 dienų. Okay, tai sulyginamas, sakysim, 9 mėnesių tarnybai tada būtų tokiam parengtumui pačiam. Taip, realiai gautųsi apie 3 mėnesius grinos tos tarnybos ir jis tada maždaug įvertima, kad jau jisai pakankamai paruoštas. Bet čia nėra esmė, nes karo metu netgi tas 10 dienų praėjęs žmogus, vadinasi, mums yra vertingas, nes, kaip sakau, jisai su tankais ten nekovos, ar ne, ir ten prie kokio nors radaro nesėdės ir bokserio nevairuos, ar ne, nes tai jisai tam, kad jis užtikrintų apsaugą, nes karo komendantūrų ta visa idėja ir karinių komendantinių vienetų, galbūt, sakykim taip, idėja yra, vadinasi, kad nuimti tą krūvį nuo parengtų karių, ne? Tie, kurie parengti, turi kariauti. Tie, kurie mažiau parengti, kurių galbūt sveikata neleidžia, bet kurie nori, vadinasi, tai šita, aišku, neužteks norinčių, bus ir privaloma tvarka dalis pašaukimų, bet juos išnaudot tam, kad nuimta krūvį. Nes tos objektus vis tiek, ar tai, pavyzdžiui, tiltai per Nemuną, tu nenori, vadinasi, jos reikia apsaugoti. Ir ar tu statysi ten geležinio vilko karį, kuris, parengtas, vadinasi, ir apmokytas ten veikti sąveikui su visais kitais vienetais, ar ne, su ten koks nors ten, nežinau, bokserio, sakykime, operatorius ar panašiai, vadinasi. Tai statyti tokį karį, vadinasi, yra tikrai neracionalu. Tai gal geriau pastatyti, vadinasi, karį, kuriam ten 50+, kaip jūs įžangoje sakėt, ar ne, vadinasi, ten ar 64, vadinasi, ir mėgsta žvejoti, vadinasi, turit šunį katę ir saugant tiltą visas sąlygos tai darys. Bet jisai tą funkciją atliks, vadinasi. Jis reikės, jeigu bus nurodymas, vadinasi, ne, yra kažkokia grėsmė, jis galės patikrinti ten transportą, jis galės, vadinasi, jeigu kas sureaguot, vadinasi, ir panaudot ginklą ir jėgą tam, kad apginta tą objektą. Tai to užtenka. Ir mes sutaupom, vadinasi, sakykime... Čia ta idėja, kad į FPV droną nešaut su Patriotu, pavyzdžiui. Jo, taip, tai prasme, kad su patranka žvirbliu nešaudė. Okay. Adekvačiais resursais. Tai dar apie aprūpinimą dar trupučiuką. Ginklus gauna, teisingai? Kokius? Šiuo metu ginkluojam AK-4. AK-4. Tai švediškas ginklas. Dažnai klausia, kodėl, vadinasi, ar čia kažkoks tai labai prastas ir ne. Tai specialiai domėjomės, 11 NATO šalių iki šiol tą ginklą naudoja. Švedų, norvegų, sakim taip, mūsų savanorių analogas, jų ten Homegardai, kaip jūs ten bepavadinsi, aš neištarsiu skandinaviškai jų originalių tų pavadinimų, tai jie iki šiol ginkluoti, jie pilnai ginkluoti būtent šitais ginklais. Nes tai yra sakykim, puikus, geras, taiklus ginklas, ilgas, galingas šovinys, nes Jis nuostabus šiaip šautuvas, šiaip su tarnybą pradėjau, tai čia... Jo, jisai gal sakykim, sunkesnis ir taip toliau, gal atrodo, gal ne tiek moderniai kaip... Ne, specpajėgos, reiškia, kai šturmai pastatą. Bet ateityje, nes tai yra, mes ginkluojam tuo, kas sakykim, prieinama šiuo metu, nes mes galim, aišku, pirkti, sakykim, G36, bet ar dabar, vadinasi, tai svarbiausias pirkinys, kai mes turim sandėliuose pilną tų AK-4. Tai turbūt funkcija atlieka, funkcija atlieka ir to užtenka. Tai yra NATO kalibras, vadinasi, sąveikoje, ta prasme, kad tų šovinių bus. Dažnai žmonės klausia, ar galim atsinešti savo ginklą. Tai mes visą sakom, prašom, bet jeigu jisai yra NATO kalibro, mes šovinių jums duosim. Bet jeigu jis yra ne NATO kalibro, tai yra ne 556 arba ten 762 ant 51, tai tada... kaip sakant, atsiprašom, jau tada atsinešk savo ir šovinius. Bet tai gerai, o jeigu jūs atsineša lygiai vamzdį 12 mm, ten tą tokį antim šaudyti, tai irgi skaitosi kaip ginklas? Taip, nes kodėl dronam kokiam, jeigu iš arti, vadinasi, jeigu pasitaikytų, koks nors mėgėjiškas dronas, ar dar kažkas, kuris bandytų ten stebėti objektą, ar dar kažkai tai pakenktų objektui, kurį saugo, tai kodėl ne? Tik tais, aišku, tokiam ginklui medžiokliniam jau mes nelabai turėtumėm šaudmenų, jis turėtų ir savo šaudmenis. Bet šiaip medžiotojai turi ten tų su optiniais taikikliais visokių prisipirkėtų, sakim taip, yra tokių norinčių, neatsinešti reiškia. Taip, be abejo. Nori būti snaiperių, pavyzdžiui, ne, komendantinių? Yra pas mus taikliai šauliai numatyti pagal
struktūrinės lentinės, pagal osilus, taip vadinasi. Diversantams skinti, reiškia. Tokie. Okay. Tai gerai, dabar su kitais dalykais. Uniformą gauna teisingai? Uniformą gauna pratybų metu. Taip. Mes bandysim pakeisti, sakykim, teisės aktus, nes dabar, matot, kai jis yra pašauktas, jis yra karys. Kai jis nepašauktas, jis yra civilis. O civiliui mes kaip ir negalim užduoti uniformos, negalim užduoti kito ekipuotės, kito turto. Savanoriai, kariai savanoriai, kaspas, ar ne? Jie net būdami civiliniam darbe, namuose, nežinau, ten sode, pasuošvenė vadinasi, ar dar kažkur vadinasi, jis vis tiek yra karys. Taip, ta paprasta patikėti, jis girtas pavairuoja. Jo, jis yra, jis visą laiką yra karys. Taip, jis dirba civilinį darbą, kartais vadinasi karinį, kartais civilinį darbą, ar ne, vadinasi, derina, bet jis yra visą laiką karys. Mūsų atveju, vadinasi, taip nėra, jie yra civiliai. Tai vat mes ieškom kažkokio statuso. Arba jie turės tada gauti, vadinasi, karios, kaip savanoriškai nenuolatinės karo tarnybos kario statusą, kas mums nelabai galbūt gerai, dėl to, kad tenai yra tam tikri sveikatos apribojimai, ten dėl susiaurina iš karto ratą. Taip. Jo, ir ten dėl amžiaus, vadinasi, yra reikalavimai. Tai mes galbūt bandysime kažką tai, toks sąlyginis pavadinimas, savanoriška nenuolatinė komendantinė, sakykim, tarnyba. Taip. Galbūt, nežinau, kaip tas pavadinimas bus, bet reikalingas, dabar diskutuojam, reikalingas surasti kažkokį tai sprendimą, vadinasi, kad jie turėtų tam tikrą kario statusą ir turėtų teisę dėvėti uniformą. Pati uniforma nėra problema, vadinasi, ta prasme. Taip, bet jos dėvėti. Jo, ten nupirkti ten tos kelis tūkstančius uniformų, tai ne čia yra problema. Yra problema, statusą. Iš kitos pusės tą dalyką reikės spręsti, nes kol 10 dienų tvarko, jie atvažiuoja, juos aprengiam, baigėsi kursas, nurengiam, viskas tvarkoja. Bet kai mes šauksim tuos, sakykim, testinius mokymus 14 dienų, tai įsivaizduokite, jeigu ten šaukimas vienai arba 2 dienom, ten savaitgalį ar ne, tai mums reikės vienos dienos aprengti, vienos dienos nurengti. Jo, išdavimas ten labai. Jo, tai toks būtų nesąmonė. Ten galima tam tikras pratybas, jeigu kokia ten topografija, ne, arba ten medicina galima ir galbūt su civiliais rūbais. Bet gal dalis dėl uniformų šiaip ateina. Tai nieko tokio, bet vis tiek yra taktika, yra šaudimo pratybos, kur ten reikia ir atsigulti, ir ten, žodžiu, truputį ir sakym, nešvaros, ir galų gale, tai jeigu mes kalbame apie taktiką, tai jau turim ir atitinkamai, ir ekipuotę, ir ginkluotę, ir visą kitą. Ir karo teisė, ko gero, nes tai yra ir priklausomas organizacijai, uniformuotumas, kombatantas ir taip toliau. Čia tas statusas daug turbūt neišspręstų vietų. Pavyzdžiui, kario etikos kodeksas. Dabar bent jau, aišku, tikrai 10 dienų galioja, bet dabar turbūt pagal tą dabartinį statusą po tų 10 dienų jis vėl yra civilis žmogus ir jam yra 100 metų. Tai tą reikia išsispręsti teisingai čia toksai. Jo, ir kaip ir tada ginkluoto konflikto teisė, kada jis kombatantas, kada nekombatantas. Tokie įdomus momentėliai. Ok. Dabar matėm ne per seniausiai, čia buvom su kolegom nuvažiavę iki Margirio bataliono, žodžiu, 6 rinkinį ruošė tos komendantinių vienetų karius, visi su šalmais ir šarvėm liemenėm. Ir galvoju, amžius, visa kita, liemenė, viską nešioja pilnai kaip kariai. Nes, dabar lenkiu link sveikatos, liemenė svorio ir taip toliau. Nes čia toksai ta vieta, kur irgi turbūt laikas pasakyti, kad yra fizinės veiklos teisingai čia šiek tiek. Fizinės veiklos yra, iš tikrųjų, bet iš kitos pusės tai nėra, sakykim, tokia veikla, kuri, iš tikrųjų priliktų, sakykim, reguliarių pajėgų. Veikti mūšio lauke tiesiog apšaudant. Tai mūsų gal ta veikla būtų susijusi daugiau patruliavimas, stovėjimas poste ir taip toliau. Taip, tai yra fizinė veikla, vadinasi, tai irgi reikalauja kažkiek tai laiko, sakykim, kažkur vaikščioti ar patruliuoti ir galbūt liemenė ir turbūt ne vien tik liemenė, galbūt ir kažkokia kuprinė, kur kažkokie tai daiktai vadinasi, ar ne vadinasi reikalingi, turbūt ten vandens vadinasi, pasimsi kažkokių tai priemonių, kurios reikalingos ten, sakykim, sulaikymui ar jeigu būtų kažkokie pažeidėjai, tarkim, komendanto valandos metu, ar ne, ar ten panašiai. Tai be abejo, vadinasi, sakykim, tam tikras svoris yra, pats ginklas sveria galų galia šaudmenis. Tai taip, vadinasi, bet žmogus ateidamas čia pirmiausia pasitikrina sveikatą, antras dalykas, jis jau, kaip sakant, apsisprendžia, ar jis pajėgs ar ne. Iš kitos pusės pas mus yra daug žmonių, kur apie 70 metų, vadinasi, ir netgi virš 70 metų. Bet jeigu jisai turi norą ir panašiai, netgi jeigu jo, sakim, ta fizinė būklė ir ne visai leistų, mes tikrai rasime, kur jį panaudoti. Tai
ir tam tikrai logistikos vis tiek reikės, mes turėsime pasirūpinti save, vadinasi, ir maistu, ir visais kitais dalykais, visą būtim, vadinasi, pasirūpinti. Tai kitas dalykas, kad vėlgi bus skleidžiami šaukimo punktai, kur bus mobilizacija, kur reikės irgi pagalbos, sakykime, reikės, vadinasi, kažkokiu tai kitokiu prie telefono galia būdėti, vadinasi, priminėti informaciją ir panašiai. Tai mes to žmonės tikrai rasim kur panaudoti. O koks vyriausias dabar galvoja yra iš jūsų atminties atėjęs į mokymus? Dabar bijau sumeluot, bet prieš paskutinį mokymai buvo irgi, kaip sakėt, Šiauliuose, 6 rinktiniai, tai buvo 72 metų žmogus, tai, bet labai žvalus ir labai, kaip sakant, energingas, tai kodėl ne? Čia žmonės, matot, mes kažkaip dar įpratę, galbūt, nežinau, toks iš ankstesnių laikų atėjęs, kad jau 50, tai jau laikas jau ten nusipirkti, vadinasi, ten kostiumą ar suknelę, vadinasi, ar ne, vadinasi, tą pagrabinę ir žodžiu, ir atsidėti, vadinasi, ten pinigėlius, vadinasi, laidotuvėm, vadinasi, įkapę susiruošti ir panašiai. Tai taip jau nebėra, jeigu anksčiau, vadinasi, žmogus tenai 70 metų numirdavo, tai jau laikas, ką darysi, amžius. Šiais laikais 70 jau nebe tas amžius, vadinasi. Jau dabar žmonės 85 ir turbūt ir daugiau gyvena ir aš turiu apie tokį vidurkį. Vidurkį ne tą, kur ten, žodžiu, nutrenkė sunkvežimis ir panašiai. Tai gali ir vaiką, ir ten, nežinau, ir jauną žmogų ir panašiai. Bet tie, kurie, sakykim, miršta nuo lygų, tai man atrodo, kad tas vidurkis yra gerokai virš, ne gerokai, bet, sakykim, taip, virš 80. Šiaip turbūt taip, mes dabar vis daugiau matom vyresnių žmonių, amžių vyresnių, kurie vaikšto su šiaurietiško įmalazdom, važinėja dviračiais, mokomės pabiškai senti, ko gero, iš amerikiečių. Ir mano giminė yra, kur virš 85 ir dar vairuoja. Virš 90, kur vairuoja. Jo, tai ta prasme. Okay. Dabar galvoju, vienas toks momentas, čia buvo ne per seniausiai viešoje erdvėje, buvo toks diskusijos, kad komendantiniam vienetam trūksta pajėgumų pasirengti, žmonės ilgai laukia mokymų ir panašiai. Galim nupasakot grubiai, kokia ten ta realybė yra, reiškia, kaip dabar su mūsų daugmaž skaičiais ir proporcijom. Matot, visi klausia, kiek dabar yra tų žmonių užsiregistravusių. Tai kai nuskamba skaičius, vadinasi, tenai 3000 kažkiek tai šiuo metu 3261, paskutiniai duomenys, jie ten kasdien keičiasi. Bet yra maždaug plius minus, sakykim, taip 30 žmonių per savaitę maždaug padidėja. Aišku, jis kažkada tas skaičius galbūt taip išsilygins, vadinasi, taip jau stabilus taps, bet visi 3 milijonai neužsirašys. Bet šitas skaičius yra figūruoja. Ir tada, kai sakom, kad šiuo metu, vadinasi, baigusių yra 845, tai tai žiūrėkit, vadinasi, kiek čia laukia eilė, vadinasi. Nieko nedaro. Taip iš tikrųjų nėra, vadinasi. Iš tikrųjų yra be tų baigusių beveik 900-800 ten kažkiek tai, vadinasi, yra turinčių medicinę patikrą. Iš tų 3000. Iš tų 3000, atmetus baigusius, tos 800, yra apie 900, vadinasi, tie, kurie pasitikrinė sveikatą. Tai juos galima šaukti mokymus. Kiti praeidinėja tas procedūras. Jie pareiškė norą, vadinasi, pasirašė. 3000 tai tie, kurie jau pasirašė, kad jie sutinka būti mokymus. Bet jie praeidinė medicinę komisiją ir taip toliau, ir taip toliau. Žmonėm irgi medicinę tą komisiją praeiti, jis irgi turi iš darbo atsiprašyti ir susirinkti tam tikras pažymas, ten psichologo, psichiatro, narkologo, aš nežinau ten tos tiksliai vadinasi tų procedūrų, bet ta prasme vadinasi, tai irgi užima laiko, tai tie žmonės yra tikrimi. Tai mes turėtume kalbėti apie 900, kurie turi medicinę pažymą šiuo metu. Mes padarėm apklausą iš tų turinčių pažymas, tai mes matom, kad rudenį, rugsėjo mėnesį konkrečiai, mes turim apie 300 norinčių būtent, sakykim, rudens pradžioje, vadinasi, ateiti kursus. Apie 300, nes kiti, tie, kurie turi ir pažymas, vis tiek jie turi šeimas, jie turi kažkokius įsipareigojimus, savo gyvenimus ir taip toliau. Ne visi gali, jie galbūt kitą metą gali, galbūt, nežinau, ten pavasarį ar žiemą, vadinasi, ir panašiai. Tai apie 300.
Rudenį mes turim 2 kursus, rugsėjai konkrečiai mes turim 2 kursus, 160 karių mes galim parengti. Iš tų, sakykim, grubiai 300. Na, daugiau negu pusę. Jo. Tai jeigu mums viskas, sakykim, taip dėliosis, mes galvojam, kad galbūt dar dasidės, nes kažkas tai dar papildomai praeis medicininę patikrą, tai jeigu viskas susidėlios, galbūt padarysim papildomą dar ar 1 ar 2 kursus, kažkur apie 300 papildomai žmonių. Nunulinti einamuoju esamų. Jo, kad nulinti. Tai, ta prasme, tai nėra ta eilė. Sakykim, šiuo metu eilė laukia tų tikrai norinčių ir galinčių apie 300. Okay, kurie planuoja ant perkūno grausmo didelę dalį iš jų. Jo, tai vat tokia yra statistika. Tai ne 3000 laukia, ne 2000, bet yra apie 300 tie, kurie nori ir gali. Nes, ta prasme, tie, kurie negali, tai nėra kažkoks ten blogas dalykas ar smertinės ir toliau. Tai normalu, nes žmonės turi. Pavyzdžiui, vasarą, mes nedarom kursų irgi, nes irgi pasidomėjom, pasikalbėjom su žmonėm. Vienas dalykas, kad žmonės irgi turi atostogą, šeimas, nes nori patostogauti, bet yra kitas dalykas, kad žmonės išeidami į tokius kursus, jie, kaip sakyt, apsunkina kolegom išėjimą atostogų. Ar ne, nes kažkas už tave turi dirbti, jo, nes tai va toks vasara toks biški sudėtingesnis periodas, bet tai yra natūralu, nes tai ir pas savanorius yra tas pats, ir šauliai ir taip toliau. Tai su tuo reikia susitaikyti ir tą priimti, kaip natūralų dalyką. Todėl viską, kaip sakant, žiūrime toliau vėl į rudenį, į žiemą ir panašiai. Tai žodžiu, to ažiotažo iš tikrųjų nėra, kurį čia bando kai kas pavaizduoti. Ta prasme, čia nėra kažkoks piktybiškas galbūt, bet galbūt iš nežinojimo ir panašiai. Dar vieną noriu dalyką pasakyti žmonėms, kurie sako, kad aš ten susitvarkiau dokumentus ar parašiau prašymą ir panašiai ir mane čia toliau nežinau, ką daryti ir panašiai. Tai noriu pasakyti, kad jeigu tie vyresnio amžiaus žmonės, 70-mečiai ir taip toliau kažkaip tai randa būdą patekti tuos kursus, tai ten jaunesnis, kuris tikrai, ir kompiuterį valdės, ir telefoną, tai tikrai gali pasiskambinti, ar parašyti, ar paskambinti į savo artimiausią, karo prievolės komplektavimo skyrių, grubiai sakėm, tai į artimiausią komendantūrą, ir tikrai bus jam atsakyta, suderinta, ir panašiai. Arba paaiškinta, kad jam dar kažko ten reikia, ir panašiai. Tai reikia tik tais komunikuoti, reikia noro. Jeigu iš tikrųjų nori, tai tu ateisi. Jeigu ieškai priežasčių, kodėl ne, tai tada taip. Aha, ok, ką, prieš paskutinis mūsų talking pointas, kuris yra vienas galbūt įdomesnių, galvoju. Feedbackai pirmieji. 11 jau praėjo kursų, man atrodo, arba 11 būrys buvo Šiauliuose dabar, reiškia 11 vienetų, kurių metu kareivinių režimų, pataisykite, jeigu klystu, gyvena žmonės iš skirtingų visiškai pasaulių, visiškai skirtingų burbulų, skirtingo amžiaus, 50+, turintys jau savo konkrečias labai gyvenimo pozicijas ir nuostatas. Tai labai įdomu pirmieji feedbackai. Kaip jums sekasi dalyvauti bendruose mokymuose, kuo pamiega komandos ir kaip pareina jų tas pats feedbackas jau iš pačių mokymų dalyvių. To tikėjosi, ne to tikėjosi, kur nustebo, kur ne. Girdėjot ko nors tokio, kažkokių tokių? Mes žmogiškos pusės ypatingai. Iš tą atgalinį tą ryšį, feedbacką, nes atgalinį ryšį mes visada stengiamės gauti, visada gaunam praktiškai, nes tie kurie rengia instruktoriai, nes jie paprastai ten surašo tuos ir daro apklausas tų žmonių ir su kai kuriais net, su visais fiziškai negaliu paprasčiausiai, bet su kai kuriais kursais teko netgi bendrauti. Tai dėl šito kareivinių režimo ir dėl visų kitų sąlygų, tai praktiškai nusiskundimų beveik nėra. Nebuvo susimušusi? Nei susimušusi, nei šitą tikrai nėra, nes ten buvo vienas žmogus skundėsi, bet mes surinkom tada kolektyvą ir kad, žodžiu, buvo ten galbūt prastesnės sąlygos, ten kareivinės tokios, kur toje vietos tuo metu, gyvenim, tokios biški, ne tai, kad jos higienos prasme galbūt viskas tvarkoja, galbūt išvaizdas, sakykime. Nešveičia kaip čia, sakysime. Tai buvo toks nusiskundimas, tai kur čia žadėti, nes ministras buvęs žadėjo 14 000 kiekvienam, žodžiu, šitą. Tai, žmogus turi teisę, klausti ir orientuotis.
Tai šitą mes surinkom visą kolektyvą ir kolektyvas buvo labai nustebęs ir netgi pasipiktinęs, kad žodžiu, žinom, kur atėjom, mes atėjom į karinės struktūrą, į karinės pratybas ir tikėtis, kare bus dar blogiau vadinasi, tai ta prasme, kad reikėtis viešbučio ar dar kažko nereikia. Nors šiaip paprastai visos pratybos vyksta arba konteinerinėse stovyklos, arba kareivinėse, kur yra remontai ir visa kita. Tai ta prasme sąlygos geros. Maitinimo tai tikrai, manau, niekas nesiskundžia, nes... Čia kariuomenė ko gero susitvarkius, kepenų nebėra. Tai šitą maitinimo tikrai ne. Dėl pratybų irgi. Buvo netgi vienas toks įdomus faktas, pasakojo instruktoriai, kad priejo žmogus, karys, sakykim, taip mūsų ar ne, kuris sako, aš mėnesį laiko prieš tai samdžiau trenerį, vadinasi, tam, kad pasiruošti tam kursui fiziškai. Sako, čia, žodžiu, nieko tokio, nes fiziškai. Ir kitų mankšta yra, viskas tvarkoja. Tie, kas nori, kas gali, ateina, aišku, ten ne bėgimas, vadinasi, ar ne, ir taip toliau, bet tam tikri pratimai, kas jau nori, nes vis tiek amžius yra skirtingas ir taip toliau. Tai mankštą praveda ir kaip sakant, dienotvarkė tokia kariška, viskas tas eina. Bet tai yra, žmonės turbūt ateina to panašaus kažko ir tikisi. Vargu ar tikisi, vadinasi, ateinami į tos kursus, vadinasi, ten kažkokio tai pasibuvimo prie laužo su gitara, vadinasi, ir dainom ir šokiais iki poryčių, ar ne, vadinasi. Tai čia, kaip sakė, nei turistinį žygį, vadinasi, išsirašė. Taip, bet klausiu instruktorių, va dabar Šiauliuose, reiškia, kaip sakau, pavyzdžiui, ar šaukėt ant jų? Ne, sako, nešaukėm, bet jie prašo, kad šauktumėm. Kaip įdomu su tuo, pavyzdžiui, daug jaunesni žmonės, dvigubai kitą kartą jaunesni sūnus arba janūkus tinkantis vadovauja. Nebuvo kokių nors tokių, ten kažkokių kipišų, klešų, nieko negirdėjau. Niekada nebuvo. Labai geri atsiliepimai apie instruktorius ir aš tikrai nuoširdžiai dėkoju, nes savanoriams, Kaspo savanoriams, nuoširdžiai dėkoju karo policijos kariams, ten medikai, visi, žodžiu, kurie prisideda, nes ir daliniai savo infrastruktūrą, kita pagalba, ten, kur mes apsistojam, padeda šaudyklos administruojantys kariai. Tikrai nuoširdus ačiū, tikrai labai puikiai viskas yra ir čia ne tik tais mano nuomonė, bet nuomonė tų žmonių, su kuriais pasišneki. Tai aš manau, kad mes su šito dalykų susitvarkę esam civilizuota, vakarietiško tipo kariuomenė. Kągi, paskutinis. Tiem, kas su mumis yra iki šitos tinklalaidės minutės, prizas specialus yra jūsų asmeninis patarimas. O dabar ir kalbėsim apie radiją ar apie širdį ir patarimą reikės išgimdyti, ką pasirinkti. Vat sakysim, man šiam plius turiu kepiklėlę Jonavoje. Noriu eiti, noriu, kad tėvynei būtų geriau. Nenoriu eiti arba į komendantūras, arba daryti savo funkciją karo metu. Kaip apsispręsti, ką pasirinkti? Čia yra asmeninis pasirinkimas. Tai nėra, aš suprantu, kad tai nėra paprastas pasirinkimas. Nes iš vienos pusės norisi prisidėti prie gynybos ir nelikti nuošaly. Iš kitos pusės tu darai darbą, ta keperkilėlė vadinasi užtikrina, nes karo metu toks dalykas kaip duona, jeigu atsimenu Ukrainoje, pirmom dienom ko labiausiai trūko? Duonos, kaip nekeista. Ar ne? Tai, čia aišku, toks simbolinis jūsų klausimas, nebūtinai duona gali kepti. Autoservisas. Jo, bet tu dar esi atsakingas ir už tuos žmonės, kurie dirba kartu su tavimi. Tai va, tas pasirinkimas yra iš tikrųjų sunkus. Tai reikia turbūt įvertinti viską. Įvertinti, kas bus, jeigu tu tą verslą apleisi. Ar jeigu, pavyzdžiui, ta kepiklėlė aprūpina pusę ten miesto ar miestelio, sakykime, produktais ar ten dar kažkokiom paslaugom, jeigu aš nutrauksiu tą veiklą, kas bus, ar aš galiu tą veiklą palikti kažkam, nežinau, ten broliui, žmonai ir panašiai. Vėlgi, kaip su mano šeima, vadinasi,
Ir daug tokių dalykų, į kuriuos žmogus turi atsakyti. Čia vienareikšmiško atsakymo niekada nebus. Aišku, galėčiau pasakyti, eikite į kariuomenę ir taip toliau. Bet jeigu visi išeis į kariuomenę irgi, kažkas tai turi ir duoną. Kas McDonald's dirbs? Jo, ir galų galia tą pačią techniką, karių techniką reikės remontuoti. Tai ta prasme, vėlgi, aš negituoju, kad neikite į kariuomenę arba tik į kariuomenę eikite. Jokių būdų. Čia turi būti individualus pasirinkimas vienas dalykas, jeigu tą pasirinkimą turi. Jeigu esi šaukiamo amžiaus ir tave šaukia, vienareikšmiškai tu turi eiti į ten, kur tave šaukia. Jeigu esi, tai nežinau, medikas, policininkas, gaisrininkas, savivaldybės kažkoks tai tarnautojas ar nežinau, ten koks nors ESO tinklų operatorius ar dar kažkas vienas ir esi tam vadiname CMPR, civiliniam mobilizaciniam personalo rezerve, tai tada irgi būk malonus, tada jau nebėk į Ispaniją, kur nors vadinasi, bet tada pasilik ir dirbk savo darbo vietoje. Tada tu reikalingas, vadinasi, ne kažkur tai fronte, bet reikalingas čia užnugarį tam, kad užtikrint būtinuosius gyventojų poreikius. Tai ta prasme, nes karas neatleidžia nuo, kaip sakant, nuo poreikio maitintis, nuo poreikio šilumos, nuo poreikio elektros, nuo gyvenimo, vadinasi, jo, tai viskas tas turi būti užtikrinta. Šalia to, vadinasi, turim ir kariauti ir tą. Tai čia pasirinkimas labai toks individualus ir labai sudėtingas. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū.